greitai sulieknėsite, kai tik ateis nauji metai, eikit sportuoti, keiskitės, nes visi žaidžia ant to emocinio pakilimo, jeigu neišsitaisom disbalanso, paskui turėsim kažkokių didesnių problemų. Nereiktų koncentruoti, kiek kiekvieną dieną nukris tą svorį. Nėra tokio pratimo, kuris išdegintų daugiausia kalorijų. Daugiausia kalorijų išdegino tiesiog mūsų medžiagų apykaita ir kaip mūsų kūnas funkcionuoja diena iš dienos. Mesti svorį, daug valgant ir visai nesportuojant. Labas, Mantai. Sveiki. Labai malonu matyti tave mūsų Workland podcast studijai, bet aš dabar norėjau pahažę, pas mus yra nauji metai, visi sporto klubai lūkšta nuo žmonių, visi nori sulieknėti, sportuoti ir sako, labai paprasta, tai sportuok ir valgyk mažiau, turėk kalorijų deficitą. Ar tikrai tai paprasta? Iš tikrųjų, taip visi ir parduoda tą tokią didelę svajonę, kad greitai sulieknėsite, kai tik ateis nauji metai, eikit sportuoti, keiskitės, nes visi žaidžia ant to emocinio pakilimo, kad nauji metai yra naujas aš. Bet dažniausiai reikia susidaryti tą tokį ilgesnį planą, kaip galiu irgi sakyti, greičiau galima pasiekti tą rezultatą su teisingu planu ir nealinant savęs sporte ir nebadaujant. O ką reiškia nealinti savęs sporte? Tai yra kažkoks optimalus sportavimo kiekis arba pagal ką man nuspręsti, jeigu aš tiesiog noriu pradėti? Dažniausiai, kurie žmonės nori pradėti pokyčius, galvoja, gerai, aš dabar pradėsiu daug sportuoti, tai tas daug yra, galim sakyti, vos ne kiekvieną dieną. Ar tai jeigu aš prieš tai visą laiką sėdėjau ant sofos ir dabar pradedu intensyviai sportuoti, tai reiškia, kad per dieną nueinu po 10 000 žingsnių arba pradedu bėgioti, nubėgu po 5 kg ir dar pradedu riboti maistą. Tam, kad tas rezultatas būtų greitesnis, gerai, mes galbūt pasilaikome tokios rutinos 4-5 dienas ir mes paskui persivalgome, nes mes save per daug apribojame ir išaliname sportą. Kitais atvejais mes galbūt galime patirti traumą, nes vėlgi mūsų kūnas nėra pripratęs prie tokio fizinio krūvio. Į ką aš tada siūlyčiau žmonėms padaryti, tai paprasčiausiai gerai nusistatyti planą, kiek aš galiu tiesiog sportuoti. Tai pradžioje užtektų bent jau 2 kartų per savaitę po 40 minučių. Ir mes jau taip galime stimuliuoti savo kūną tam, kad jis progresuotų. Ir tada nereikia jaustis ar po treniruotės ir salėje per daug išvargusiam ir ten, kad padarom treniruotę su treneriu arba ten patys vieni kažkokią susigalvotą, 3 dienas negalima normaliai atsisėsti ant tualeto, kas iš tikrųjų nėra malonu. Ir tada tokie visi tokios asociacijos žmogų sužlugdo, kaip ir galiu pasakyti, nes jis galvoja, kad jeigu man pirmą kartą nepasisekė sekant tokios rutinos, tai man antrą kartą vėl reikės prisiversti save taip kankinti. Nenoriu nei traumos patirti, nenoriu vėl to emocinio valymo, noriu to rezultato. Ir tada žmogų reikia įtikinti, kad yra lengvesnis kelias. Tas valgom daug maisto ir sportuojam mažiau. Ir tada tiesiog reikia išsilaikyti rutinos, kurios galėtų laikytis visą likusį gyvenimą. Toks ir mano, pavyzdžiui, yra tai tikslas. Žmogų išmokyti būtent tokios sistemos, kad jis turėtų rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje. Bet nuo ko prasideda tas mokymas, žinai? Ar kokius reikėtų duomenis pateikti? Ar čia tik tai noro užtenka? Dažniausiai pradžioje užtenka tik noro, paskui reikia pasitikėti specialistu, kad jis užvestų ant kelio ir tai darytų po truputį. Dažniausiai, kaip aš pradedu, aš buvau vienas iš pirmųjų Lietuvoje, kuris kaip ir pradėjo daryti tokius svorio metimo iššūkius, aš pamenu. Tai buvo dar karantinas ir karantino metu paleidau pirmą iššūkį ir ten jau susirinko apie 40 žmonių ir aš tada jau žmonės būtent tam pirmam iššūkį mokinau, kaip reikia nuo ko pradėti. Tai tas pradėjimas būdavo labai paprastas, čia, tarkim, pasidalinu savo strategiją, kaip darau, tai, tarkim, mums tiesiog pradžioje reikia išsiaiškinti, kokia yra dabartinė žmogaus situacija, kiek jis maisto iš tikro suvalgo, tai reiškia, jis turi vesti mitybos meniu ir tada pasižiūrim, kiek jis tų kalorijų suvalgo per dieną, tai galbūt gali žmogus pasinaudoti ten, tarkim, Maisto lygos ar MyFitnessPal programa, kad galėtų pasiekti tą savo meniu. Kai jis pasiekia savaitę savo meniu, mes matome, gerai, jis kiekvieną dieną suvalgo po 2000 kalorijų ir, tarkim, pažiūrim, kiek jam tą svorio nukrito per tą savaitę. Jeigu jau svorio nenukrito, mes žinome, kad žmogui reikės kažkur apie 2000 kalorijų svorio palaikymui, plus išlaikyti tokį patį aktyvumą, kokį jis dabar turi. Galbūt jis nesportuoja, tai gerai. Ir tada tai yra bazė, nuo kurios mes galime pradėti mažinti kalorijas ar didinti fizinį aktyvumą ir tada matyti, kaip tas svoris skris. Aišku, reikia pasižiūrėti, iš ko ta mitybos sudaryta, tai kiek aš bent jau už savo klientų pastebiu ir iš tų žmonių, kurie iššūkiuose dalyvaudo mokymuose, tai kad
nesuvalgo pakankamai baltymų, tai mitybos racione dažniausiai yra daugiau angliavandenių, tai tarkim duonos, košių, kažkokių traškučių, galbūt saldumynų, mažai sveikųjų riebalų ir tada mums reikia keisti santykius. Reikia į mitybos racioną įtraukti daugiau baltymų, tam, kad žmogus vėlgi jaustųsi sotesnis, keistosi jo kūno kompozicija, vėlgi būtų stipresni nagai, greičiau augtų plaukai, jis greičiau atsistatytų po fizinio krūvio ir streso ir tada tokie yra pradiniai pokyčiai. Ir tada žiūrim, gerai, pradedam nuo mitybos, nes tai vis tiek duos beveik 90% rezultatų. Sportas įtakoja minimaliai tą visą kūno kompoziciją, nes, kaip sakau, ir nėra tokio pratimo, kuris išdegintų daugiausia kalorijų. Daugiausia kalorijų išdegina tiesiog mūsų medžiagų apykaita ir kaip mūsų kūnas funkcionuoja diena iš dienos. Tai tą irgi reikia labai atkreipti daug dėmesio, nes daugelis moterų daro daug kardio pratimų arba šiaip daug sportuoja, bet vėlgi paskui, jeigu daug sportuojam, organizmas pripranta, išdegina mažiau kalorijų, tai reikia nuo mitybos pradėti ir tada vėlgi, kaip ir sakau, pavyzdį duodu visiems labai gerą, arbūzas, kilogramas arbūzų turi apie 300 kalorijų, kaip ir 100 gramų saldainių. Tai jeigu mes tai palyginam, tai kiek mums tada reikės sportuoti, kad išdegintų tuos 100 gramų saldainių, o jos labai greit galima suvalgyti, o čia irgi sėdėčiau, valgyčiau ir net nepajusčiau, kaip aš tas kalorijas surinkau. Tai labai svarbu tada ta disciplina mitybos planavime ir tada jau žiūrim toliau. Jeigu žmogus nori traukti sportą, tada gerai, koks geriausias būdas įtraukti sportą į žmogaus gyvenimą, kuris niekada nesportavo. Tai tada galėčiau sakyti, einam pas kineziterapeutą, išanalizuojam tavo kūną, ar nėra kažkokių disbalansų, ar nesėdi salinkęs, ar nėra kažkokių skausmų. Ir tada, kai žinome, kokios yra probleminės vietos, mes galime žmogui duoti pratimų, kurie jam padėtų ištaisyti tuos disbalansus ir jam net nereikia ten iš karto imti štangos ir pumpuoti tą štangą arba ten eiti ir bėgioti. Nes tokiais, jeigu neišsitaisom disbalansų, paskui turėsim kažkokių didesnių problemų. Ir kai mes jau užtaisom, tarkim, disbalansus, mes galime prieiti prie treniruočių planavimo, kuris irgi yra paprastas, sakau, pradžiai 2-3 kartai per savaitę galbūt treniruotės apimtis nuo 30 iki 40 minučių, mums to pakankamai užtenka, kad mes stimuliuotum savo organizmą ir būtų tas progresas. Nes mums nereikia ten vėlgi praleisti po 2-3 valandas toj sporto salėje, ten daryti 10 skirtingų pratimų po 10 ar daugiau serijų. Mums reikia padaryti 4-5 pratimus kokybiškai nuo 2-3 serijų, ten po, tarkim, gal 10 pakartojimų priklausomai nuo žmogaus. Ir tada jam to tikrai užteks, kad tas rezultatas būtų ir jam tai nebus kančia. O kaip tu man tai apskritai čia šitoje srities yra, tai koks tavo buvo kelias, kodėl tu susistemėjai į mitybą? Aš pradėjau tiesiog paprastai nuo sporto, nuo sportinės gimnastikos, kai buvau jaunas, 4 metų mane mama nuvedė į sportinę gimnastiką, aš ten pasportau, mes įsikraustėm ir taip jau visus 24 metus keičiu skirtingus sportus, tai ten tų gal skirtingų išbandęs apie 12 ir profesionaliai paskutinis 10 lengvą atletiką. Ir visą laiką norėjau būti geriausias savo srityje, tai mano, kai pradėjau sportuoti lengvą atletišką ir atėjo tikslas, kad noriu laimėti olimpiadą ir aukso medalį ir galvojau, kaip aš tą galiu pasiekti. Tai pradžioje buvo treniruotės ir aš irgi supratau, kai buvau kažkur 10 klasėje, kad neteisingai mes sportuojame, ką aš dabar darau treniruotėse, nes matydavau, kad daug vaikų susitraumuoja ir dabar tą pačią situaciją matau, kai jau esu vyresnis, jau dabar kaip ir suprantu, kaip reikia treniruotis, nes važinėjausi ir užsienio pas specialistus ir Lietuvoje daug specialistų išbandžiau ir atrodo atradau tai, kas veikia ir kokio to fizinio krūvio reikia, kad tobulėčiau, net kai man yra 28 metai. Ir tikrai gaila, kai dabar irgi vėl pasižiūriu tą situaciją ir būtent iš to pykčio ir supratimo, kad reikia kažką keisti, kad nėra ko paklausti, noro tobulėti, kad pasiekčiau tą patį rezultatą, nusprendžiau, kad reikia pačiam prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Tai tinka ir bet kokioje gyvenimo srityje, ne tik sporte, mityboje, versle, visur. Jeigu tu nori pasiekti, nereikia kažko kaltinti, kad kažkas, tai gerai, tai yra mano atsakomybė, aš turiu keisti, nes aš noriu to geriausio rezultato. Ir taip atsirado, kad aš pakeičiau vienus trenerius, daug skaičiau apie tai, nors niekada aš nenorėjau būti treneris, aš tiesiog savo praktiką kiek išmokau, dėl to aš nevedu asmeninių treniruočių. Ir atsirado tokių kertinių momentų, tai galvojau, kaip aš dar galiu pagerinti savo sportinius rezultatus ir atėjo mityba. Ir tada pradėjau domėtis mitybą. Tai buvo prieš 10 metų. Kaip tu pastebėjai, žinai, šitą
kad tu treniruojas ir tarsi tau trukdo. Tai kaip apčiuopti tą, ko tau trūksta? Ar teisingai suprantu, kad tu apčiuopi, kad tai maisto yra problema? Ar daugiau techninė treniruotė? Kažkaip Dalis. man visą laiką buvo techninis treniruotės ganėtinai lengvos, nes aš pajausdavau savo kūną, kai kam yra kitaip, tai jie yra galbūt, jie turi daug jėgos, kiekvieno mūsų organizmas labai skiriasi, tai vienas turi ten tamprią fastiją, kitas turi tokią paprastą kietą fastiją, tarkim. Kas tas fastija yra? Fastija raumuo koks yra, vienas yra elastingas, kitas yra, tarkim, turi daugiau jėgos ir tiesiog jam reikia, pavyzdžiui, daugiau šuolių, man reikia daugiau svoris kilnot tam, kad aš būčiau stipresnis. Galiausiai yra ten, tarkim, pagrindiniai 4 kokie nors tipai ir pagrindinės treniruotės ir tada stebėti, kai žmogus tiesiog krūvį patempia, kaip jo organizmas pakelia krūvį, tam, kad mes tada žinotume tiksliai, ką jam reikia daryti, bet irgi yra visus tos disbalansus reikia pasižiūrėti ir tai yra trenerio atsakomybė, nes kaip man būdavo, aš sakydavau, kodėl jūs netestuojat manęs, kad mes kažką stebim, ką mes pasiekėm. Sako, tai nėra mano atsakomybė. Treneris, tai nėra mano atsakomybė. Aš galvodavau, kaip tai negali būti treneris atsakomybė, jeigu aš nesu treneris ir man, pavyzdžiui, mityba patinka, aš esu specialistas, aš noriu viską žinoti, kaip reikia gerai padaryti. Ir jie tiesiog nebūdavo net suinteresuoti tuo. Aš nežinau, galbūt jie finansiškai nėra suinteresuoti, negauna gero atlyginimo Lietuvoje, bet esmė, ne kiek tu gauni finansiškai, esmė, kad nuo tavęs priklauso vaikų likimai ir suaugusių žmonių, nes visi ateina vaikas, kuris nori pasiekti gerą rezultatą, jis yra motyvuotas, bet treneris jį sužaloja. Ir tai yra iš tikrųjų skaudu, aš tą perėjęs. Sužaloja fiziškai, ar tiesiog jo duomenys krenta parodymai kažkokie dėl to, kad neprižiūrimi? Kaip suprasti tą sužalojimo savoką? Tai, kad tarkim, vaikas nori pasiekti rezultatą, bet jis niekada negalės to rezultato pasiekti su šitu treneriu. Bet tu sakai, kad su kitu jis galėtų, daugumą atveju, ne? Taip, su kitu yra didelė tikimybė, kad jis galėtų pasiekti, nes vis tiek esu labai daug matęs tų skirtingų trenerių užsienyje, kaip jie žiūri sportininką. Aš nesakau, kad Lietuvoje nėra gerų trenerių, jų yra ir tikrai matome, kad Alekna laimėjo aukso medalį, aš pažįstu jo asmeniškai trenerį. Treneris yra ypatingas ir jis gerai galvoja, kaip ką viską daryti ir jis prižiūri tą sportininką, kad jis tikrai būtų tvirtas, neturėtų jokių traumų, bet dažnais atvejais tie treneriai net netkreipia dėmesio svarbiausius elementus, tai kad tiesiog tas vaikas būtų stiprus ir jis gerai atrodytų. Aš sakydavau, kad gerai, jeigu pas mane ateina vaikas, talentingas ar netalentingas, tegul aš jį pirmą sustiprinu taip, kad jis gerai jaustųsi gyvenime, jeigu jis negali pasiekti to rezultato ir jis, tarkim, baigs tą sportinę karjerą galbūt po 12 klasių, jis atrodys gražiai ir žinos, kaip taisyklingai atlikti pratimus. Tas yra svarbiausia. O ką įmamis iš sužalojimo pusės, tai kad, gerai, ateina sportininkas, tu jam duodi labai daug krūvio ir tu galvoji, gerai, kas išlaikys tą krūvį, tas pasieks tą rezultatą, laimės galbūt kažką, o visi kiti bus sutraumuoti. Papasakok apie tas pačias traumas, kad įsivaizduoti ir tada parametrus, o kaip tėvam, identifikuoti, kaip galima būtų savo pačiam identifikuoti, kad, aš nenoriu tą savokas gal taip absoliutinti, kad traumuoja, ne, bet kad ne viskas taip gerai, kaip turėtų būti. Jeigu jaučiate skausmą ir sportuojat, nesvarbu. O skausmą kur? Kelyje ar raumenį? Kur? Kelyje, alkūnėje, nugaroje, tai dažniausiai kokios traumos mano sporte, tai čiurnų skausmas, achilų skausmas, kelio, nugaros apačios, priklausomai irgi nuo sporto specifikos, galbūt kažkur petys gali būti ir jeigu jums sako, kažkokios mūsų skausmai namuosios ir reikia sportuoti, ten toliau tą krūvį ištemk, nors tu jau nebegali. Tai nėra geras požiūris, nes tai yra tiesiog per daug krūvio ir tau reikia iš tikro, kaip turėtų būti, tu neturėtum jausti jokio skausmo ir turėtum laviruoti tarp savo fizinio krūvio, kad tu galėtum ištempti vis didesnį krūvį, kad nebūtinai valandos kiekio, bet tu galėtum progresyviai progresuoti. Tai reiškia, kad irgi viena iš klaidų būdavo, kad gerai, nueinam kelnoti štangą, tarkim, aš keliu 100 kg štangą, ten 3 kartus. Man po 3 savaičių reikia jau kelti ten 110, bet mes toliau pasiliekam ties 100 kg. Ir vėlgi nebūdavo tos teisingos periodizacijos, kad nuolat tobulėtų sportininkas, bet irgi prie to 100 kg reikia prieiti per tas ten 3 savaitės ar daugiau. Priklausomai nuo kiekvienos situacijos, bet čia kaip pavyzdys, kas turėtų, kad treniruoti periodizaciją, neturi būti skausmų,
ir tada reikia žiūrėti, kad aš pats šiaip jaučiuosi atistatęs, nereikia. Ir dabar dar yra tas mentalitetas ir aš pats galvodavau, kad daugiau yra geriau. Tai vat prisižiūrėdavau visokiausių profesionalių krepšininkų, galvodavau, ten žaidžia ten po 5 valandas ir čia tobulėja. Tai iš tikrųjų mūsų atveju mums užtenka žymiai mažiau, kad mes patobulėtum ir nereikia, yra per daug sportuoti ten po 2, 3, 4 ar 6 valandas. Priklausomai irgi nuo sporto specifikos, jeigu ten bėgimas, tai ten gali būti reikės nubėgti didesnį kilometražą, kad mes išsigdytume tą ištvermę irgi kitos sporto šakos. Tai kaip reikėtų žiūrėti tėvams į šitą visą situaciją. Aš irgi turiu sesę, 2 sesės ir brolį. Sesė dabar profesionaliai sportuoja plaukimą, tai man irgi visą laiką broliui, ten kitai sesė, tai nebūdavo svarbu, kaip treniruodavosi. Jie to tiek nepastebėdavo, aš visą laiką norėdavau geriau ir dabar, kai sesė pradėjo sportuoti, irgi pažiūrėjau, sakau, mama, kokį tu čia treneriai jai suradai, koks yra skirtumas tarp tų trenerių, ar tu kalbėjai, sako, man būdavo sunku nuspręsti, nes aš niekada nesportavau profesionaliai ir aš sakau, gerai, aš ten nuėjau, pakalbėjau pats su to treneriu, aišku, sakau, tai kaip čia jūs planuojate tą visą fizinį krūvį, kaip jūs galvojat, kaip turėtų būti, tai atrodo, treneris vis tiek yra šiek tiek jaunesnis, tai kaip ir, kaip reikėtų paklausyti pačio trenerio, kokia yra praeitis, tai dažnai treneriai yra geresni, kurie dideliu darbu nepasiekė rezultato, bet paskui norėjo patys, jie patys kaip ir tobulėjo, kad jie kažkaip pasiektų tą rezultatą, čia kaip ir mano, tarkim, ta situacija, tai jie norėjo irgi padėti savo ir to pasakoje suprato, kaip reikėtų treniruoti tos vaikus geriau, gilinasi taip, ir tada tas žinias jie gali perduoti tiems sportininkams, kurios apsiema, nes būna vis tiek jie treneriai nori toliau likti toj srityje ir treniruoti. Tai tas mane visai žavėjo, nes nepasisekė taip pačiam, tai jis bent jau gali patirti perduoti vaikams, tai ten ar technika. Įsigilinimo lygis į tą sritį, ne? Taip. Tai ką, dabar pasakoju, tai girdžiu apie tą profesionalią sportininko jau kelią, ne, ir sritį. O kaip būtų apie vaikus ir kokia žinutė tėvam būtų, kurie dar nežengia to profesionaliuoju keliu, bet tiesiog užsiema, kad vaikai būtų aktyvūs ir apkraunės įvairiais būreliais. Nuo ko pradėtų? Jeigu fokusuotis tik į pačius tėvus ir jų vaikus, tai aš sakyčiau, tai būtų visai neblogai irgi nueiti pas kineziterapeutą, pasižiūrėti, ar vaiko irgi nėra kažkokio disbalanso ir tada vaikas galėtų jau atlikinėti tuos kokius nors pratimus, kokius aš esu kineziterapeutas ar su treneriu kažkur, nes dažniausiai yra, kad tie patys treneriai, labai nedidelė dalis jie žino, kokius pratimus reikia duoti tam vaikui, kad nebūtų tų jokių disbalansų ir neperkrauti jo. Jie netlieka jokių testų, nes jie tiesiog nemoka ir nesidomi. Bet ir kiekis labai vaikų gal didelis yra, žinai? Taip, bet galima tos vaikus vis tiek labai lengvai ištestuoti. Ten nėra, sako, dažnai irgi sako, nėra laiko, nes daug vaikų. Bet tai koks skirtumas, ateini visus 30 vaikų susadini, tu kiekvienam parodai tą patį pratimą, jie tuo pačiu metu padaro, tu praeini, pražiūri, gerai. Vieną treniruotę paskiri tam, kiek tu jau žinai, kiekvieno tas problemas, jeigu paskui gali duoti bendrinius irgi pratimus visiems. Tai aš manau, kad visi turim to laiko, mes irgi koks skirtumas, 1 ar 2 treniruotės ant sugaišintiems testavimo bendrai su tais vaikais, bet mes jiems pagerinsim tą visą situaciją, kas ir yra svarbiausia. Tu ne dėl savęs dirbi, tu dirbi dėl tų vaikų, kad jiems būtų geresnė ateitis. O kiek patys tėvai turėtų dalyvauti ir taip atakuoti tą trenerį, sakyti, mes čia pasidarėm tyrimus, kokie pratimai, kiek tavo nuomonė, kiek tėvų tas dalyvavimas ir bendradarbystė su treneriu turėtų vykti? Pradiniam tą lygmenyje, žiūrint, kokiam tam lygmenyje yra vaikas, jeigu jis yra jaunesnis, tai vis tiek jam tada reikėtų, kad jis kuo daugiau skirtingų sporto šakų išbandytų iki 14 tarkim metų, kad jam išsivystytų tas visą motoriką geriau, ir šiaip, kad jis būtų žymiai geresnis vaikas, o paskui jis gali perėti tą specializaciją. Tai pradiniam, tarkim, tos 14 metų, tai gerai, jeigu jis ten pas įvairiausias kineziterapeutus ar skirtingus ten trenerius, skirtingas sporto šakas ir išbandys jam, tai bus ta didelė nauda, jeigu vaikas papildomai, tarkim, 1 ar 2 kartus per savaitę pas kineziterapeutą ir paskui dar 2-3 kartus sportuoja kažkur. Tai tada kineziterapeutui mes duodame, su kineziterapeutais padaro pratimus tam, kad jo kūnas būtų stiprus, nebūtų, tarkim, tų disbalanso, bet kineziterapeutas klausia tada, ką jis daro su savo treneriu kitu kažkur, kad jis tada galėtų dozuoti fizinį krūvį, tai kad nebūtų, kad jis iš kineziterapeuto išeina pavargęs, o paskui eina dar žaisti kažkur krepšinį ar kažką tokio. Reikėtų, kad realiai kineziterapeutas turėtų nuspręsti, kaip jis dozuoja tą krūvį toms kitoms treniruotėms ir tada jis jau ten
gali tam pačiam vaikui pasakyti, tu žiūrėk, gal tu dar neik paskui papildomai žais kažkur į gatvę to krepšinio, kad tu irgi nepavartum. Nes nuo to irgi priklauso, ką jis galės duoti. Tai kineziterapeutas labiau tada bendrauja ir tėvai turėtų tokį maždaug panašų pokalbį turėti su vaiku ir su to, tarkim, kineziterapeutu. Treneriui gali paminėti, kad jis gerai užsiema papildomų bendro fizinio, bet čia reikia žiūrėti, kad tas treneris būtų labai sąmoningas ir suprastų, kad jis ten daro kažką papildomai, kad vėl per daug irgi jo neapkraut. Bet maža tikimybė, man atrodo, kad jie taip kolaboruos. Ir čia mano nuomonė, kaip galėtų būti pasiektas geriausias sprendimas. Suaugusiems irgi ta pati taisyklė galioja, kad reikėtų pradėti sporto ir paieškas ir pratimo teikimą nuo kineziterapeuto. Taip, lygiai tokia pati situacija, kad mes pradedam nuo, tarkim, kineziterapeuto, paskui jau žiūrime, kas mums teiks didžiausią džiaugsmą. Tai ar bėgimas, krepšinis ar kažkas tokio ir tada jau užsiemam tą veiklą. Tik irgi stengiamės neperspaust savęs, aišku, vieni gali daugiau, kiti mažiau. Grįžkime prie mitybos. Vis dėlto čia bus tokia, šio mėnesio tema. Aš manau, kad reitingai visų ten dietų programų ir paieškų ten visose socialinėse medijose bus labai stipriai užkilę, visi norės išdailėti, jau šiais metais tai tikrai pavyks. Kokie pas tave, ar tu jauti pats, dirbdama šitoje srityje, kad jau sausis tau yra toks labai pelningas metas, visi nori? Aš iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tam tikrais metais aš neatkreipdavau dėmesį, nes aš tiesiog turėdavau daug klientų ir aš gerai ten turiu 30 klientų, su jais dirbu kiekvieną mėnesį ir ten gerai vienas išeina, kitas ateina, tai aš net nepromoutindavau jokių, tai nekurdavau jokių kažkokių naujų iššūkių ar kažkas tokio, bet kai pradėjau kurti tos visus iššūkius mokymus ir tie nauji metai kažkaip atėjo ir aš pardaviau ten, nežinau, per porą dienų gal 150 mokymų paketų. Ir aš tada taip žiūriu tą banko sąskaitą, žiūriu, kiek tai grupė žmonių galvoja geras. Taip įmanoma Lietuvoje, nes aš nesprasdavau, kad taip verslas taip Lietuvoje gali gerai eitis. Ir kažkaip tikrai tada pastebėjau, kad žmonės tikrai nori pradėti keistis būtent nuo tų naujų metų pradžios. Dabar irgi galbūt paleisiu kokius nors mokymus pasižiūrėti, nes aš labiau vis tiek koncentruojasi į savo kitą platformą, kurią darau, bet vis tiek norisi perteikti tą žinias, kurias tu turi sukaupęs per ilgą laiką ir tu tiesiog pasidalinti su žmonėm, ten ar būtų vienas ar du kartai per metus. Tai ir šiaip iš kiek turim surinkę informacijos visoje, tai kaip ir didžiausi pardavimai ten per Amazon iš Amerikoje irgi būna būtent per naujosius metus, sako, kai kurie net parduoda apie 70% visų metų, padaro visų metų apyvartos. Tai tikrai bus įdomu pažiūrėti, ką šiais metais pavyks padaryti ir tada palyginti su kitais. Bet tu pastebėsi, kad tie patys žmonės pas tave sugrįžta sausio mėnesį vėl bus nauja pradžia, ar tyrinėjai tos duomenys? Man asmeniškai niekada nebuvo svarbu pasilikti tą žmogų pas save. Man buvo svarbu jam perteikti. Reikia taip daryti, jeigu tu tą darysi, tu pasieksi rezultatą, tau nereikės manęs. Aš mokėdavau greitai perduoti viską, nes man koks skirtumas, ateis naujas klientas, nes aš perdaviau viską, ką aš mokėjau ir jis tiesiog rekomenduos mane kitam. Ir į iššūkius ten dažnai neteina tie patys, nes jau jie žino. Aš tiesiog dalinuosi panašiu turiniu, nebent kuriu kažkokius kitus mokymus. Tie žmonės, kuriems aš suteikiu vertę, jie tada irgi puslinkę arba prisijungti prie kitų mokymų, ar nupirkti mano vieną knygą ir kitą, ar prisijungti paskui prie kokios mano kitos programos, kuri galbūt viską padaro už juos, duoda mitybos planą, jiems nereikia patiems nieko daryti. Bet būna dažnai, kad jie nesikartoja, tie žmonės, jie ateina vis nauji. Bet aš vis tiek renku sekėjų ten kiek, tai ten šiais metais gal padėjo 15 000, tai reiškia, yra naujų žmonių, kurie niekada nežinojo apie mano mokymus ir dabar jie vienas iš jų bus susidomėjęs. Tai dažniausiai ateina nauji. Dabar užsiminėm apie verslą, tai papasakok savo verslo kelią. Kada kilo pati pirma mintis, su kokiais iššūkiais susidūrė ir kas tai yra? Mano verslas dabar yra perskas.com. Plėsmės, aišku, Ameriką, tai šita idėja kilo prieš galbūt kokius 5 metus. Mes su kolega susitikom, atrodo, pirtyje, kažkaip susibendravom. Jis man patiko, aš jam patikau ir paskui kažkaip nuolat su juo kalbėdama apie verslą ir nuvykom prie
Olando kepurės, Klaipėdoje ten žiūrėjome vandenyną ir galvom, kokią mes inovaciją galim padaryti Lietuvoje, pasaulyje, ko dar nėra. Ir buvo ta programėlė MyFitnessPal, kur tiesiog seki savo mitybos, sakau, aš turiu daug žinių mitybos planavimui, sako, aš turiu daug žinių dirbtinį intelektą. Ir galvojom, kaip būtų galima apimti šitas dvi sritis. Bet tada mums nepavyko, bet vis laik susitikdavom, ten kiekvienais metais po kelis kartus, jis užsienį gyveno, aš užsienį, aš Lietuvoje, bet vis tiek niekad ir galvodom, vis tiek kažką, su kuris mes abu norėdom. Ir aš pasibaigiau irgi mokslus Glasgow universitete, grįžau Lietuvą, parašiau tas knygas ir man kažkaip nuobodu pasidarė, nes aš atrodo nemažai žinau, bet nebėra to, ko naujo galėčiau išmokti ten. Tu pardavinėjai tos mokymus, tų pinigų kaip ir ištenka, bet tu galvoji, reikia kažkaip monetizuoti dar labiau, nes tu žinai, kad, aš tik parduosiu 10 žmonių ten tos mokymus, ar ten 30 žmonių padėsiu, bet galbūt išeina padėti milijonai per vieną kartą. Ir aš vis domėjausi ir tą psichologiją žmonių, ir marketingų, ir verslo vystymą, ir mačiau, kad mane verslas dar labiau pradėjo kabinti. Išvažiavau tada į Švediją, į Lundo universitetą, tai irgi vienas iš turi kaip ir geriausią verslo MBA ten nelyginant su London College ar kokio nors universiteto Prancūzijoje, kurie yra be galo brangus ir mums paprastiems lietuviams yra ganėtinai sudėtinga ten patekti, nes tik mokamos studijos. Ir ten pradėjau studijuoti, ten ištestavau galbūt mačiau apie 800 skirtingų verslo idėjų, pats ten išbandžiau apie 10 pakūriu visokius inkubatorius, irgi tokius verslo eventus, tas aplinkas, kur daug žmonių renkasi. Ir atsirado tas ChatGPT, dirbtinio intelekto visas konceptas ir mes gerai, atrodo, kad čia kabinamės su idėjom, aplikavom į vieną grantą, tiesiog tokią idėją turėjom bendrinę, nes norėjom kurti dirbtinį trenerį ir tada ten irgi mitybos tokią planuoklę pasikurti. Mums nelabai ten pavyko iš karto, bet paskui atsirado taip, kad gerai, matom, kad patobulėjo dirbtinio intelekto modelį ir tu gali daugiau nuveikti darbų ir tu reiškia gali pakeisti tam tikrus specialistus ir tau nereikia ten pačiam, pavyzdžiui, maisto gaminti, gali nuotraukas maisto gauti tiesiog sugeneruotas. Ir tai tada palengvino gerai, mums nereikia maisto gaminti, nes tai jeigu mes dabar bazėje turim, tarkim, 2000 receptų, jeigu tu kiekvieną receptą pagamintum ir fotografuotum, tai čia yra pusės metų darbas ir tu per kiekvieną dieną turi tam pagaminti daug skirtingų tų patiekalų ir tai tikrai labai daug laiko užima, jeigu mes žiūrim, kad reikia ten ir programavimo kaštų ir visko ir tada, kai atsirado mes galėjom viską automatizuoti. Aš pats pasirašiau magistro darbą apie dirbtinį intelektą, kaip jį galima panaudoti, nes buvo ta tema įdomi ir tada su kolega susitikom vėl, sakau, čia yra mūsų galimybė. Jis sako, aš irgi tada metu savo darbą, nes aš tai jau visą laiką niekad dirbdavau tik online su klientais. Ir tada vienas toks kolega mums davė pasibandyti savo platformą, kurią buvo skūręs ir mes tą dirbtinį trenerį pabandėm ir žmonės sako, gerai, mums visai patinka, bet tada mūsų tas kitas partneris, kuris mums davė tą mitybos sprendimų būdą, jis kaip ir mūsų nežmonišką kainą pasiūlė už planų sugeneravimą ir mes sakom, mes negalim tiek mokėti, nes čia verslo jokio nebus, nes tiesiog neapsimoka. Ir jis sako, ne, aš jums nieko neduosiu, sakau, kolega sako, tai gerai, aš viską padarysiu, sakau, gerai, aš tada visą bazę padarysiu, viską padarysiu ir tada, man atrodo, pirmą tą pradinį produktą per savaitę padarėm. Mes visi turime vienodą resursą, tai 24 valandos per parą. O ar norėtumėte dirbti aplinkoje, kurioje visko pasirūpinta, viskas, ko reikia, susikaupti ir pagrindinį dėmesį skirti savo darbui? Workland yra visų pirma patogios darbo vietos. Patogios tiems žmonėms, kurie turi didelės kompanijas ir nori išnuomoti biurą trumpam laikotarpiui, pusę metų, mėnesiui ar metam. Tai taip pat žmonėms, kurie nusprendė daryti pokyčius, pradėti savo verslą ir jiems reikia tiesiog darbo vietos ir verslo aplinkos. Klausyk man, tai bet kokie buvo iššūkiai, tas klausant atrodo, kad čia viskas labai taip paprasta ir lengva, žinai, tam ir pinigų yra ir visi čia palankia aplinka, ar tikrai tai viskas buvo lengva, ar visokiais iššūkiais susidūrėm? Aš visą laiką sakydavau, kad nueidavom į tos visus startuolių susibuvimus ir verslo savininkai sakydavo, kad čia sunku yra, nes nėra tų finansų ar kažką ir sakydavau,
aš noriu padaryti, kad būtų kitaip, aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų yra lengva tai padaryti, nes man neatrodavo niekad, kad mes kažkokių sunkumų turim, nes kiek aš visą laiką daug dirbdavau, aš visą gyvenimą daug dirbdavau, tiek ir sporte dirbdavau ir dabar aš stengiuosi suderinti profesionalų sportą su verslu ir visais socialinė medija, tiek viešuoju sektoriu. Ir tai būna sunku, bet aš nežinau, kas yra lengva, nes visą gyvenimą aš viską dėl savęs turėdavau daryti, ten tėvai kiek nepalaikydavo, sakydavo, aš noriu pasiekti didelis rezultatus. Ir kai tu visą gyvenimą daug darėjai, tikrai būdavo labai sunkas treniruotis, tu čia, žinai, patirbi, parašai vieną blogą, kitą ir viskas tu padarys savo darbą, tu nesi fiziškai labai įsekęs, tai tada tas visas darbas man yra lengvesnis, nes esu užgrūdintas galbūt tos vaikystės, bet ir aišku, man nebuvo niekada didelių problemų su pinigais, nes aš jau turėdavau, esu investavęs pinigus ir nėra, kad aš visą laiką turėčiau nulių banko sąstai, bet tarkim, dabar šitą verslą, tai mes jį kaip ir nuo nulio pradėjome, aš savo pinigų per daug nieko neinvestavau, kolega irgi, tai mes tiesiog savo darbo ir kiek pradžioj pasamdėm tų darbuotojų, kolegos situacija kažkiek buvo gal sudėtingesnė, nes mes šiaip tiesiog jis nebuvo skaupęs to tokio kapitalo ir tada vis tiek mes ir kartu gyvenom, nes mes kartu kurdavom ten kiekvieną dieną po 14 valandų, atsikeliam ryte ir planuojam, ką darysim ir visą dieną darom, tai sunkiausias tas yra vis tiek dalykas dedikuoti. Aišku, kai tu turi daugiau motivacijos, tau yra tai lengva daryti, nes tu matai tą progresą kiekvieną dieną, bet tuo pačiu metu susidūrėm su pagrindiniais iššūkiais, kokius žmonės pasamdyti, yra sunku atrasti gerą specialistą, nes būdavo taip, kad pasamdėm vieną, daro kažką, mes ten irgi sėdėm ten iki 3 nakties, tas sėdėjimas, aš tai nelaikau kaip kažkokiu sunkiu darbu, atrodo, tu tiesiog turi padaryti tą, ką turi padaryti, kad nenuviltum savo klientų, nes man yra skaudžiausia nuvilti, blogai jiems duoti tą paslaugą ir būdavo gerai sėdėm iki 3 nakties, ten paleidžiam kokius nors atnaujinimus ir ryte atsikeliu ir sako, negaliu prisijungti niekas prie platformos, aš toks skambinu visiems, sakau, jiem rakas čia. Ir pasirodo, vieną žmogų darbinį, kuris blogai padaro ir tada tau Visa grandinė lūžta, tai čia būdavo sunku atrasti tą darbuotoją, kuris tau galėtų duoti tą rezultatą. Ir tai buvo, su tokiais atvejais buvom susidūrę net kelis kartus, tai kad programuotojai kažką šiek tiek netai padaro ir tada įvyksta problema, nes kažko neapskaičiuojam, bet tu turi vis tiek su tuo suprasti, kad tai yra startuolio esmė, kad gali būti kažkokių iššūkių ir aš tada turiu atsiprašinėti visų žmonių, kas nutiko ir tai yra sunku vėl priimti, kad aš padariau kažką neteisingai, netinkamai. Taip, man tai būdavo sunku. Paminėjai, kad sunkiai dirbai nuo vaikystės, bet ne visada turėjai tėvų palaikymą. Tai kur tavęs tėvai nepalaikydavo? Kiek aš pats, galbūt tėdis niekada taip niekada nepalaikydavo, visą laiką sakydavo, gal tu gali dar geriau kažkas tokio. Neleisdavo užmigti ant laurų. Aš pats niekada nebūdavau patenkintas tais laurais, nes aš ar laimėdavau Lietuvos čempionatą, bet sakydavau, tai yra per prastas rezultatas, man reikia daugiau, kad aš pasiekčiau tą olimpiadą, bet kažkaip taip būdavo, kad nesidžiaugdavo, jie kažkaip nepalaikydavo, kad tau atsakydavo, tau pavyks ir aš tada, kai jau buvau vyresnis, tai pasikalbėjau su tavai, sakau, man reikia to palaikymo, kad jis tiesiog sakydavo, kad man pavyks, nepavyks, viskas yra su to gerai, kad aš jau nebekėliau tų expectations sportui. Ir tada nuo to laiko tai kažkaip mama sakydavo, gerai, tau pavyks, ten irgi seneliai pavyks, arba sakydavo, dažnai būdavo, kai aš ateidavau, tau jau gana, tu jau ką, tu jau vyras, tu jau nereik tau čia sportuoti, nes tų rezultatų kaip ir tokių nėra, bet sakau, man šiaip įdomu, aš dėl savęs tai jau darau, ne tai, kad ten laimėčiau tą olimpiadą. Taip, kad progresuočiau, galbūt pavyks, nepavyks, viskas su tuo yra gerai. Bet stagi taip tiek ir nepalaikymas, tiek ir palaikymas. Kur yra tas balansas, kuris yra orientuotas į sėkmę? Reikėtų, jeigu kalbant apie tai tiesiog reikėtų tikėti ir palaikyti, sakyti, skatinti vaikams, kad yra viskas įmanoma, tu viską gyvenimą gali pasiekti. Ir dabar, kuriuo atrodo, kokius dabar dalykus esam padarę, atrodo, kad tai yra neįmanoma, prieš tai dėl to, kad tiesiog gal tiek netikėdavau, bet dabar galvoju, kad jeigu aš tą padariau, sugebėjau, aš galvoju, šiaip daugelis žmonių gali
pasiekti lygiai tą patį, ką aš pasiekiau, tiesiog darant, einant į priekį ir viskas tas rezultatas gali svarbiausia priimti teisingus sprendimus. O kaip tu pats palaikai tą tokią psichologinę dvasią savo, ne? Ar stengiasi dalyvauti vis mokymuose, skaityti knygas, kaip planuoji tą asmeninį augimą? Asmeninis augimas tikriausiai vyko didžiausias nuo 23 iki 6 metų, kai aš turėjau tiesiog daugiau šiek laisvo laiko ir visą tą laisvą laiką neskirdavau ten tokioms nors vakarėliams, alkoholiui ir dar kažkam. Tiesiog skaitydavau tiek apie santykius, psichologiją, investavimą ir man tai padėjo tokius pagrindus, kurie kaip ir dabar yra neblogus. Man nereikia papildomai informacijos, kad aš kažkur toliau nueičiau. Aš žinau, kad aš dabar galiu galbūt nueiti iki tokios vietos, kol mano įmonė generuos gal 3, gal 5, gal 10 milijonų. Bet man tiesiog reikia pritaikyti tas visas žinias su laiku mano startuoliai augant. Ir tuo paralelėje aš suprantu, kai, tarkim, aš turiu 10 darbuotojų ir aš tada žiūriu, gerai, man dabar reikia pagerinti savo lyderystės įgūdžius, tai žiūriu, kuris yra geras lyderis ir tada iš jo paralelėje mokaus, kad galėčiau pritaikyti tam tikrus elementus kažkur, nes neužtenka tik mokytis ir ten, žinau teoretiką, bet tau reikia ir iš karto matyti, kur praktiškai tu gali viską panaudoti tam, kad ir pats iš karto suprasim, kaip tai pritaikoma žmonėms būtų tas rezultatas. Ir manau, proaktyviai reikia viską daryti. Matai, ko trūksta ir ten pasigilini vėl. Ten matai, kad viskas tvarkoje yra, eini kitą sritį pasiemi kažką ir taip užtenka, tai būna. Reikia koncentruotis į tą darbą, kuris duoda visą laiką didžiausią rezultatą ir ten užteks padaryti mažai, kad gautum 80% rezultato, ten 20% yra tokie likę, bet dažnai jie nebėra svarbus, tas pats kaip ir mityboje. Didžioji dalis nėra svarbi ir tai žmonėms visiškai yra nesvarbu, tiesiog turi pertikti jiems, kas yra svarbiausia ir tada jeigu jie darys tos paprastus dalykus, jie turės tą geriausią rezultatą. Kartais, žinai, atrodo, kad, jeigu tu nori jau ten savo išvaizdai pasiekti stulbinančių rezultatų, mes labai daug svorio, jeigu taip visiškai konkretizuoti, tai turėtų būti tavo pagrindiniu ir vieninteliu gyvenimo tikslu. Negalime jau taip paprastai kažkaip įterpti darbotvarkę. Ar tikrai tik taip reikėtų daryti? Gal galima kažkaip rasti balansą ir skanių maistų įdėti ir ten, kad ne viskas tokia didelė kaina būtų? Galime, yra daug tų variantų. Vieną kaip pavyzdį galiu pateikti savo vieną iš klientų, kuris neteko 50 kg. Per kiek laiko? Visumoje 60. Sakyčiau, per 1,5 metų. Jis iš pradžių ganėtinai buvo stambus, bet tada aš jį pažinau ir jis man prašė, sako, man tai aš tave pažįstu nuo studijų laikų, gal tu gali man padėti. Sakau, taip, galiu padėti, ar darysi tą, ką sakysiu, ką tau reikia daryti. Sako, taip, darysiu, aš tada sakau, gerai, padėsiu aš tau. Sakau, gerai, pradžioje, kaip ir sakiau, pradedu nuo paprasto mitybos vedimo, pažiūrėsim, ką tu valgai, kiek ko. Ir kas ten pasirodė? Ką žmogus valgo, kur klaidos? Jeigu dabar neklystu, tai sakydavo, pusryčiams valgiau ten nuo 8 iki 10 sumuštinių, dabar sako, pasitenkinu 3, bet jis valgo tos pačius sumuštinius. Tai būdavo tai, kad būdavo per didelės porcijas, sako, aš net nenoriu valgyti, bet valgydavau. Tokių kuriozinių variantų dar papildomų prie šitos istorijos primenu tai, kad buvo vienas žmogus, sako, gerai, aš pusryčiams ten pasiėmu sriubos, aš nežinau, ar mama jam ten virdavo tą sriubą ir jis pasiimdavo batoną. Jis turėdavo sutrikimą, kad jis visą batoną norėdavo suvalgyti pusryčiams. Tai aiškiai nesvarbu, kokio dydžio būdavo tas batonas, jis sverdavo ten 600-800 gramų, jis tada visą turėdavo tą batoną suvalgyti. Bet kur čia yra kažkaip psichologiniai dalykai, žinai, kurios mokydavo, tik, nežinau, ar dar tavo kartoje, žinai, tai būdavo, bet labai gajus dalykas yra nepalik maisto lėkštėje. Čia tas auklėjimas ir tam tikrai auditorijai, gal įskieptas, tiesiog kiek jau tavo padėta, tiek jau tu turi, žinai, iš pasąmoninių programų suvalgyti. Kartais būna nuo nepritekliaus, aišku, yra tų variantų, galiu visai neseniai turėjau irgi tokį pavyzdį su vaikais, tai kad nuėjo mama su vaiku pas gydytoją ir sako, vaikas turi numesti 10 kg ir sako, ką jūs turite daryti, kad tas vaikas numestų tas 10 kg, sako, turi daugiau sportuoti ir valgyti mažiau. Gerai, kas yra tas sportuok daugiau, valgyk mažiau. Ką jis vaikas turi nubėgti po dieną po 5 km, o ką jis dabar valgo. Tai tėvai sakys, gerai, vakarienės jam nebeduodam, valgys mažiau, tai sukūs. Gerai, vaikui tai paskui yra tas irgi psichologinis ir fizinis. Galėčiau sakyti, vos ne traumuojanti patirtis.
Ir iš to išeina, kad taip tas vaikui, tarkim, ribodavo tas porcijas arba neleisdavo ten kažko pusryčiams, pietums ar vakarieniai, bet tada išeina taip, kad vaikas tai alkanas, sako, aš noriu visą laiką valgyti, jo ta mytyba nėra subalansuota. Ir kas būna, kai tėvų nebūna, jis tai alkanas, jis tada prisivalgo tiek, kad galėtų ištemti tą visą kitą laiką, jis tai pats nesupranta. Ir va čia buvo tas skirtinis momentas, kol negali tai būti. Vaikas turi valgyti pakankamai ir daug, žiūrint, kokį tu maistą jam duodi. Jeigu ten duosi aliejų, tai to bus labai mažai aliejaus. Jeigu duosi ten vištienos su daržovėmis, dar kažkom prieskoniais, to maisto bus daug, jis tikrai jausis pasisotinęs. Ir iš to išeina, kad tokie dalykai kartais priveda prie tokių labai kraštutinumų. Jeigu paskui ir vaikas vienas gyvena ir niekada neturėjo tos sveiko santykio su maistu, jis gal ir laikysis tokių pačių įpročių. Tuo jau grįšim prie tos įspūdingos istorijos, kur ten buvo 50-60 kg numetimas, ne? Bet dar pabaigiant temą su vaiku, noriu paklausti, ar visa šeima tada irgi turi pakeisti savo mitybos įpročius, nes tik tai turi eliminuoti vieną šeimos narį, dabar vaikas, bet kitų metų gal ne vaikas yra, gal ten, nežinau, antra pusė, pažiūrė, ne? Labai sunku, gal, jeigu ne visa šeima laikosi vieno mitybos principo. Sunku, bet reikia pasižiūrėti į visumą. Koks yra dabar tas mitybos principas. Vis tiek nėra taip, kad didžiausiu atveju vis tiek mes valgom ganėtinai sveikai. Nėra, kad mes kiekvienu valgiu ten valgom tik traškučius. Galbūt reikia, jeigu mes gaminam labai riebų maistą, dedam daug aliejaus, visokių grietinėlių, neaiškių padažų, majonezo, tai taip, reikės tada vis tiek padaryti kažkokį pokytį, tai gal majonezą paprasčiausiai pakeisi ten graikiško jogurto ar mažiau kažkokių gaivių gėrimų turėti namuose, bet tada visumoje nesikeičia tas racionas visų kardinaliai. Nes jeigu šeimą imsime, tai viena šeima turi dažnai panašius valgymo įpročius. Tada reikia vis tiek mažus pokyčius daryti ir vis tiek patys tėvai turi rodyti pavyzdį savo vaikams. Nebus, kad taip, vaikas ten valgo tik kažkokias daržovės, o tėvai valgo ten kitokį maistą. Pastebėsi dar tokį momentą, kad negalėčiau sakyti, nes nedirbau visiškai tokioje srityje, bet tiesiog esu pastebėjusi gyvenime tokių pavyzdžių, kad lieknų tėvų vaikai turi viršsvorą. Nežinau, tokia fenomena, bet tada jiems labai sunku susikalbėti, nes atrodo, tėvai neturi, vaikai turi ir kaip tada tą valgyti kartu, nes tą patį maistą valgo visi, vaikas turi sveikatą. Kiek pačiam iš patirties yra sudėtinga sakyti, nes aš pas vaikų neturiu, tai taip irgi pasako, bet kiek esu matęs ir susidūręs, bent ar literatūrai kažkiek skaitęs, tai būna, kad daug dalykų ir nuo pačių tėvų priklauso, ko jie nori iš to vaiko, nes yra taip, kad, tarkim, mama yra liekna ir jie nori, kad ten vaikas jos labai gražiai atrodytų, jį pati turi psichologinių sutrikimų ir tam vaikui neleidžia mėsos, pavyzdžiui, valgyti. Ir taip tą vaiką irgi paveikia, tai tas vaikas irgi kartais būna, turi ten tų problemų arba nori, kad tas vaikas gražiau atrodytų ar kudžiau ir jam neduoda valgyti. Sako, tu ribosi visas porcijas ir vaikas nieko negali padaryti. Ir tada atsiranda tų kitų problemų, bet čia toks yra vienas praktinis pavyzdys, reikia stebėti irgi situaciją, kaip kas elgiasi. O jeigu paimti, tarkim, tuos lieknus tėvus, tai gali būti, kad vaikui tam kitam galbūt per daug kažko leidžia ir per daug kažkaip jo rūpinasi. Tiesiog didelis rūpestis, kad jau ten grįžtų namo, aš parnešiu saldainį, nes vaiką reikia pradžiuginti, arba tas apskritai džiuginimasis ir pačiam, ir kitos su maistu ir dažniausiai nesveiko. Taip, ir tada tas gaunas, kai mes norime kaip ir gero vaikui, duodame visko, ko jis tik nori, bet kartais nepasižiūrime, ar tai tikrai gali privesti prie geriausio varianto, o jau kai yra nutukimas, vis tiek reikės jį gydyti, tą vaiką, reikės daryti ar pokyčius mitybą, ar kažko reikės atsisakyti. Labai priklauso, kaip būtent tie tėvų įpročiai paveikia tą visą vaiką. Jeigu taip skatinsime už tą saldainį, už kažkokį gerą poelgį ar dar kažką, tai nėra pats geriausias tas dalykas. Čia tas pats, kaip mes ir dabar gyvenu, verslininkas, bet aš savo blogas emocijas ar geras emocijas malšinčiau maistu, jeigu blogai jaučiuosi, eičiau rūkyti ar tūsint ar dar kažką daryti. Tai būtų blogas pavyzdys, aš turiu išmokti emocijas kontroliuoti tiesiog būnant su savimi ir nesiemu kažkokių kitų išmokų. Ir čia visuma, viskas prasideda, net ne nuo mitybos, ne sporto, o nuo psichologijos, kaip mes viską žiūrim. Taip, grįžkime prie to didelio
svorio numetimo 50-60 kg, tai žinai, tiem, kam reikia ten 10-15, atrodo, wow, jeigu čia pasisekė, tai tikrai jau taikant tam tikrus įpročius ar pokyčius gyvenime ir tau pavyks. Tai jau pailiustravai, kaip vyko su pusryčiais, ne, kad ten tiesiog kiekis buvo sumažintas. Ką dar pastebėjai, kokie dar dalykų galėtumėm išmokti, perimti? Pagrindė, ką padarėm, tai kad vėlgi būdavo, kaip valgoma kelis kartus daugiau negu reikėtų, tai kažkaip žmogus pats pradėjęs vesti mitybos dienoraštį pamatė, kad valgo tiesiog per daug ir reikia tiesiog mažiau. Kartų per daug ar kiekio? Tai, kiekio per daug, kelis kartus per daug valgo, tai tiesiog pats pamatė, kad nereikia tiek daug jam valgyti. Tu per pratą, žinai, ir skrandis gal ten išsitampęs yra, ir psichologiškai matai tą porciją, jau matai ten 3 kartus mažesnė, jau liūdna kažkaip, jau psichologiškai nepavalgęs, net nepradės valgyti. Ne? Kokie tada čia yra tokie patarimai, veiksmingos priemonės, tai kaip apgauti save, kad pereiti lengvai prie tų mažesnių porcijų? Reikėtų pasižiūrėti, kaip tas pats žmogus mato. Jo atveju buvo tai, kad nebuvo kažkaip jis tiesiog valgydavo. Nefiksavo. Nefiksavo, jis tiesiog reikia tiek suvalgyti, aš taip pratęs tiek valgyti ir viskas. Nors jis sakydavo, aš net nenoriu tiek valgyti, o jis tiesiog valgydavo kažkodėl. Ir kai jis pamatė, jis tiesiog mažiau valgė, bet jis irgi geriau pradėjo jausis, jis niekada nebuvo pilnas. Žinot, kaip būna, kad mes per kalėdas prisivalgom ir paskui jaučiamės kažkokie... Kaip toks lelytė, žinai. Linguojam, tai tas irgi yra labai svarbus momentas. Ir... Tai gal tokių yra patarimo, žinai. Aš bandau dabar tokį išgauti stebuklingą priemonę, kad... išgirdau ir jau, žinai, laiminga bėgu namo, jau žinau, kaip daryti. Gal yra kokie nors, pavyzdžiui, tikrai tokių save apgavęs lengvų momentų, kad valgai mažiau, bet tada išeini pasivaikščioti. Kažkaip nukreipi tas mintis, ne? Tu kažkaip atitolini save nuo to, kad jausis nepilnai pavalgęs. Ne, tai kai, pavyzdžiui, mano klientai sako, aš negaliu tiek tokių didelių porcijų suvalgyti. Nes ką jie pakeičia savo mitybos racione, tai kad jie pradeda sekti, kiek kalorijų yra. Vėlgi, paimkime paprastą pavyzdį, McDonald's komplektas 1500 kalorijų, tą gali skaidyti visos dienos valgius ir ten suvalgyti, tarkim, 3 kg jogurto, tai tu pagalvokim, kaip sotus jausimės nuo 3 kg jogurto, jis gali būti su skoniu. Bet čia yra tiesiog paprastas pavyzdys, kad jūs suprastumėte maisto energetinę vertę ir pavyzdį, kaip dydžiais gali skirtis. Tai kiekvieno valgio metu žmogus turi suvalgyti baltymų, jeigu jis suvalgys pakankamų baltymų, jis tikrai jausis sotus ir jam nebus, kad čia reikia kažkur kažką išeiti. Tai va čia yra magija, įtraukėt baltymų pakankamai ir tada jūs tikrai lengviau svoris kris, jausite didelį sotumo jausmą. Yra tas irgi dar kitas patarimas, gerai suvalgius kažkokį vieną patiekalą, išeinam pasivaikščioti 10-15 minučių, nes dažniausiai po 20-30 minučių mes nurimsime ir jau kaip ir neturėtume jausti alkio arba einame užsiemam kažkokią šiaip kitą veiklą ir tada vėl viskas susireguliuoja, mes nebeturėtume jausti. Jeigu po 30 minučių mes jaučiame alkį pavalgius, galim pabandyti dar išgerti stiklinę vandens ir pasižiūrėti, ar nuo to vėl pakis. Gali būti, kad jeigu vis tiek norėtume valgyti, tai reikėtų kažko dar valgyti, nes galbūt tiesiog per mažai suvalgėme. Kitu atveju, jeigu mes tikrai metame svorį ir mes žinome, kad turime kažkiek suvalgyti, tai vieną dieną moteriams ypač yra svarbiau menstruacinis ciklas, jos vienu metu nori tiesiog daugiau valgyti, tada tokiu metu galėtų moteris įtraukti papildomai vaisių, užkandžio arba uogų daugiau ten, tomis tam tikromis dienomis. Tai yra normalu, čia reikia suprasti, kad normalu ir kad būtent tuo periodu reikia leisti savo daugiau valgyti, nes priešingų atveju kas bus? Organizmo kokia nors krizė, nežinau. Ne tai, kad bus kažkokia organizmo krizė, mes tiesiog, jeigu mes taip save, tarkim, kankinsim, norim valgyti, bet visiškai nieko nevalgom, gali būti, kad vakarė tiesiog neiškesim ir tada jau viskas eis į trasą, ledai, taip toliau ir mes tada sugriausim, gali būti kartais net 2 ar 3 savaičių progres, tai tada yra gerai, aš šitą žinau, kad 3 ar 5 dienas aš norėsiu daugiau pavalgyti, gerai, aš stengiuosi tada to sveikesnio maisto daugiau pavalgyti ir automatiškai paskui, kai po tų 5 dienų būna, kad joms alkis žymiai sumažėja, tai tomis dienomis galės žymiai mažiau suvalgyti ir tada vidurkį paimam ten 2 savaitės ir svoris toliau krenta. Tai visą laiką irgi nereiktų, jeigu ir svorį metam, nereiktų koncentruoti, kiek kiekvieną dieną nukris tą svorį. Turėtume matuoti savo progresą 3 savaičių bėgį. Kas 1 savaitę pasisiriam, pasimatuojam matintis. Sekam progresą, žiūrim kas savaitę kažkiek kokie pokyčiai ir
3 savaičių vidurkį pasiemam ir paskui vėl lyginam su kitomis 3 savaitėmis ir tai duoda dažniausiai geriausią rezultatą, ypač moterims. Dar girdėjau tokį, tai va dabar galiu patvirtinti arba paneigti. Girdėjau, kad nereikėtų svertis kiekvieną dieną arba dar patikslinant šitą mintį, kad sverkis kiekvieną dieną, bet vertink visos savaitės vidurkį, nes jeigu kažkas ten, pavyzdžiui, sugalvoja, kad sversiu tik tai pirmadieniais po savaitgalio, nu tai aišku, kad visą savaitę tu galėjai būti numestų svorio, ne, ir po to per savaitgalį pakilo ir liūdnas ten sėdi pirmadienį, kad tau nesiseka, ne? Kokių va dar yra tokių dažnų pasikartojančių žmonių klaidų, kurios patys jau po to blogai jaučiasi, nes neteisingai matuoja? Tai čia galim sakyti, vat pagrindinė yra ta klaida, kad svertis tik pirmadienį arba svertis kiekvieną dieną, tai kaip ir gerai labai paminėjo, kad gerai yra svertis kiekvieną dieną ir vesti tą vidurkį, nes kiekvieną dieną mes galim šiek tiek pakalbėti apie tai, kas įtakoja tą svorį ant svarstyklių, tai vieną dieną gerai pasikeitė, tarkim, moteriškas ciklas, tai moteris gali netyčia priaugti iki 3 kg. Nu, tai būna, bet tai yra normalu ir tai nėra kažkokie riebalai ar lėtesnė medžiagų apykaita. Tai tas vandens svoris pasišalins po 3, 4 ar 5 dienų, priklausomai nuo kiekvienos moters tipo. Vieną dieną suvalgėme daugiau druskos, tai vėlgi tiesiog užlaikysime daugiau skysčių. Vieną dieną tiesiog daugiau pavalgėme daržovių ar apimties maisto, dėl to padidės svoris. Kitą dieną išgerėme tiesiog. O daržovės kaip čia didina tą svorį? Jeigu suvalgysim vieną dieną, tiesiog paprastai valgom, tarkim, košės, ten dar kažką, 2000 kalorijų, mūsų organizmas pripratęs prie tam tikro kiekio maisto. Ir kitą dieną netyčia suvalgysim tiek pat kalorijų, bet suvalgysim ten 4 kartus daugiau maisto, nes suvalgysim tiesiog daržovės, vaisius, uogas. Tai automatiškai žmogaus organizmas papildo šiek tiek daugiau maisto tūrio. Išsipučia tiesiog. Taip, tiesiog kol žmogus perdirba, kol paskui įsitaušins, tai jis tiesiog daugiau svers. Bet tai irgi reikia suprasti, kad tai nebus kažkoks riebalų svoris priaugtas. Tai tiesiog dabar turi organizmą daugiau maisto tūrio ir tau reikia kelių dienų, kad jis pasišalintų. Tau galbūt tą kitą dieną nebus dar jis pasišalinęs. Žiūrim paskui gerai, galbūt vieną dieną suvalgėm daugiau suši, kažkur gal tų kalorijų nieko neviršėm, bet ten buvo irgi daugiau druskos. Gerai, kitą dieną daugiau sversime. Vieną dieną suvalgėme daugiau angliavandenių, vėlgi kitą dieną šiek tiek daugiau sversime, todėl kad organizme bus daugiau prisikaupę raumenyse energijos, glikogeno. Vėl žmogus, jeigu mes pamatome šitos kelias dalykus, žmogus iš karto įsigąsta, padėjus svorį ir sako, man reikia keisti visą mitybos planą. Net nereikia keisti, reikia išlaukti tada tą savaitę, kiekvieną dieną galima svertis ir vesti vidurkį, žiūrėti, kaip kinta apimtis ir kai mes suprantame, kokios yra pagrindinės priežastys, kodėl tas svoris gali padidėti vieną ar kitą dieną, nors aš laikiausi planą, mes galime toliau sekti planą ir tikėtis geriausių rezultatų. Ir tada sakau, nereikia kažkaip visą laiką valgyti tą vištieną su brokoliais ir turėti nuobodžią mitybą. Mes galime valgyti visą maistą ir paimus tą patį žmogus, pavyzdžiui, sakau, jūs galite viską valgyti, tai yra gero ar blogo maisto, jūs tiesiog kiek jūs pasižiūrėt, surinkat pakankamai kalorijų, baltymų, tada kaip ir išeina. Nes jeigu tokią mitybą propaguosime, mes galėsime laikytis visą gyvenimą, nes ne keto, ten dar kažkas. Aišku, kiekvieno yra pasirinkimas, bet aš sakau, kaip tas, o grįžtant dar prie tų svarstyklių svorio, tam tikri tyrimai nurodo, kad jeigu mes sveriamės kiekvieną dieną, yra didesnė tikimybė, kad mes išlaikysime visą laiką mažesnį kūno svorį, nes mes visą laiką turėsime tą pulsą ir matome, jeigu netyčia per savaitę priaugome per daug svorio, mes tada vėlgi kaip ir matome, kad svoris didėja, mes nebijome lipti ant svarstyklių, mes paskui galime vėl save daugiau suspausti, kad išliktume to norimo svorio, nes mums irgi yra svarbu palaikyti tą normalų kūno svorį, kad neturėtume sveikatos sutrikimų. Dažnai čia tas magiškas skaičių pasaulis. Svarstyklės, tada tu žinai, kiek kas kalorijų turi ir tada žiūri ten iš šokoladuką ir tu supranti, kiek reikia minto dviratuką. Yra tokie, kaip jau pasinėlė ir labai stipriai skaičių pasaulio, tau viskas pradeda taip labai tarpusavį koreliuoti, taip susiję būti, ne? Ir irgi taip labai psichologiškai sekina. Asmeniškai sakau, kad taip, svoris visas yra matematinis pasaulis ir daugelis taip, esu tikrai susidūręs tais atvejais, kad sako, o čia man psichologinė trauma, kad aš čia suprantu, kiek yra to maisto ir valgymo, kai sutrikimai dažnai būna, kad ten moteris per daug pradeda skaičiuoti, sverti viską, aš sakau, žiūrėkite viską paprastai, žiūrėkite, tai yra tik skaičiai, tai nereikia emociškai investuoti juos, bet aš tiesiog turiu jums paaiškinti, kad tai yra svarbu, nes jeigu jūs vis tiek per daug suvalgysite, jums svoris augs, tai tiesiog yra realybė ir jums reikia su ta realybė sutikti ir jeigu kiti sako, nesvarbu, žmogus turi valgymo sutrikimą ar ne, aš sakau, žiūrėk,
Čia yra realybė ir tu nuo to niekur nepabėgsi. Kodėl tu į tai turi per daug koncentruotis? Aišku, aš galiu klysti, nes aš nesu tas valgymo sutrikimų gydytojas kažkoks. Ten gali būti, kad tam tikrais atvejais negalima per tai koncentruotis, bet reikia žmogui pasakyti tiesą. Tai yra svarbu, taip, skirtingas maistas turi tą. Būna išimčių. Taip. Ir nereikia ten, ir kas vieną dieną suvalgysiu aš tą burgerį, kitą dieną kažką suvalgysiu, bet vis tiek visumai aš turiu žinoti, koks yra tas mano vidurkis, jeigu aš noriu pasiekti kažkokį rezultatą ir išlaikyti. Aišku, mes galime nekreipti į tai dėmesio, nes kiekvieną dieną ten vis tiek išdeginsime skirtingai kalorijų, bet mes turime suvokti tą pačią mitybą, kad gerai, mano subalansuota mityba turi taip atrodyti ir jeigu ten pica yra 2000 kalorijų, bet tiesiog suprasti, kad tai nėra pats geriausias pasirinkimas. Aišku, mes dabar, kalbant apie verslą, sukūrėm tą funkciją, kad tu gali, jeigu turėtume čia picą, aš galėčiau nufotografuoti su telefonu tą picą ir man parodytų, kiek ten yra kalorijų. Tai nereikia sverti maisto jokio. Tikrai? Taip, dirbtinio intelekto modelis jau gali nustatyti iš maždaug porcijos dydžio, kiek ten yra kalorijų ir maistinių medžiagų. Taip yra ten apie 10% paklaida, bet tai tu gali... 10% mažai, aš šiaip, kiek nuo 220. Taip, nėra... Nekritinė. Taip, bet tai tada tau niekada nebereikia sverti maistą, tau nereikia nešioti su savim svarstyklio, tu gali nusifotografuoti ir sekti, nes tai tau padeda, žinau, geriau jaustis, kad tu tiesiog... Ir nekrauna tiek, žinai, skaičiavimų. O pakalbėkim dar apie vandenį. Tai kiek to vandens reikia ir kaip jeigu organizmas linkęs kaupti vandenį, tai ar daugiau reikia gerti, ar organizmas adaptuojasi? Papasakok man, kiek tai susijęs su lieknėjimu. Vanduo iš tikrųjų yra labai svarbus, nes mūsų visą kūną sudaro pagrindė vanduo, tai reikia gerti tų skysčių. Mano rekomendacijos kokios paprastos yra, tai gerai atsikeliam ryte, išgeriam ten stiklinę ar dvi to vandens, paskui jau kaip kas, kava, dar kažkas ir taip jau papildom tą organizmą skysčiais. Tai rekomendacija šiaip yra, tarkim, sakyčiau, 33 mg kūno kilogramų, tai jeigu aš svariu, tarkim, 100 kg, tai man reikėtų išgerti apie 3 litrus vandens. Šiaip pasaulinė sveikatos organizacija tai rekomenduoja, tarkim, 2-3 litrai kiekvienam žmogui, bet sakyčiau, kad tos rekomendacijos yra tokios bazinės labai ir mums tiesiog, ką aš esu pastebėjęs, gerai tą skysčių suvartojimą yra stebėti pagal tai, kokia yra mūsų šlapimo spalva, tai jeigu mes einame toliau, tai yra ten ruda, ten tamsi, tai tada reikėtų išgerti daugiau tos skysčių, iki kol ta šlapimo spalva bus skaidri ir tada taip palaikyti. Ir mes taip matome, kad mes gauname pakankamai skysčio. Vėlgi tada, jeigu džiūsta burna, veido oda, rankos išdžiūvusios, tai irgi indikuoja, kad tų skysčių gali trūkti. Aišku, mes turime suprasti, kad tos skysčius irgi gauname kartu su maistu, ten su ta pačia kava mes gauname tų skysčių ir jau dienoje irgi mes tikrai, jeigu viską paėmus, tikrai ganėtinai tikriausiai pakankamai išgeriame tų skysčių. Aišku, gali kartais svaigti galva arba tas vėl alkio jausmas atsirasti dėl to, kad tiesiog tu jaučia, negauna prieš mitybos raciono pakankamai skysčių, tai tada automatiškai ir galėtume šiek tiek išgerti daugiau tų skysčių. pH dabar vandens, kiek turi reikšmės, ar radęs esi jau atsakymus į šitą temą? Ne, tas nelabai mes galime kažkaip su to vandeniu paveikti savo kūno pH, mes tiesiog, ką aš, tarkim, rekomenduoju, ir dėl tų pačių skysčių vartojimo mineralinis vanduo, išgeriam pakankamai, galim tą mineralinę tiesiog gerti, mes jau gausime pakankamai mineralų, ten, tarkim, natrio, chlorido, ten. Bet tai reikėtų išleisti gazą, va čia irgi daug tokių yra visokių nuomonių, žinai, jie sako, kad gazuoti gėrimai nesveika, bet sudėtinės medžiagos to gazuoto vandens mineralinio sveikos ir yra rekomendacija tiesiog prasukti, kad jisai ten išburbuliuotų ir tada jau gerti, bet jis toks, Aš mėgstu gazuotą gerti, bet reikia pagal savo organizmą žiūrėti, nes kai kurie negali gerti to gazuoto gėrimo, nes galbūt turi ten ar padidėjusį rūgštingumą ar kažkokią kitą sveikatos ligą ir jeigu jie negali, tai jiems tada reikėtų gerti tą nugazuotą arba tiesiog išgerti tų pačių elektrolitų daugiau, galbūt ten arba paprastą vandenį praturtintą tais elektrolitais ar susimaišyti vandenį su elektrolitais tam, kad gautume tų pakankamų elektrolitų ir gerai jaustumėmės ir palaikytume tą normalų balansą, nes jeigu aš išgersiu per daug vandens, tai gali būti, kad aš tiesiog irgi prarasiu tuos elektrolitus. O miegas ir lieknėjimas. Kokia va čia susiję, žinai, ar yra tokia va irgi išdirbta, aš girdėsiu, kad tai 8 valandas reikia išmiegoti, ne, ir tuo pačiu girdėsiu, kad jeigu jau 10, tai jau nelabai gerai yra.
Kaip tavo praktikoje? Miegas iš tikrųjų labai veikia lieknėjimą. Miegas yra labai svarbus, jeigu paimam kertinius aspektus miego ir lieknėjimo, tai jeigu mes daug miegosime, mes tada išsaugosim raumeninę masę, mažiau sumažės potraukis saldžiam maistui ir bus mažesnis alkis, jeigu miegam. Jeigu mažiau miego, vadinasi, dėl to mane ir traukia prie saldumynų? Taip, gali irgi būti tokia koreliacija, nes mūsų cukraus lygis tada labiau šokinėja organizme ir jeigu mes pakankamai miegame, tada tai turėsim stabilesnį. Tai pagrindiniai šitie dalykai, kaip miegas, gali, tarkim, koleruoti su to svorio, kad, aišku, prastas, jeigu bus miegas, mes gali būti, kad kitą dieną sversime šiek tiek daugiau. Taip, tiesiog iš praktikos pastebėjau, negaliu pasakyti, kodėl taip tiesiogiai, kodėl taip atsitinka. Ir kiekvienas žmogus gali skirtingą kiekį laiko miegoti, priklausomai kiek jis yra fiziškai ir psichologiškai darbingas. Jeigu aš turėsiu labai stresuotą dieną, daug dirbsiu, yra tikėtina, kad man reikės šiek tiek daugiau miego naktį ir neužteks man 6, 7, 8, man reikės 9, gal net 10 valandų. Tai kiekvienas žmogus turėtų atrasti savo tinkamą tą miego intervalą, kad jis jaustųsi pailsėtas. Nes tikrai galiu sakyti, kad yra labai didelis pokytis tarp to, kiek aš miegu ir koks aš esu darbingas. Jeigu mano miegas buvo labai geras ir kokybiškas, aš turėsiu daugiau galios sukurti kažką, mano bus mąstymas aiškesnis ir aš galėsiu būti produktyvesnis paprasčiausiai, negu miegojęs 6 valandas. Dabar žiūriu, pas tave nėra nei to laikrodžio, žinai, kur matuotų tavo parametrus, nei tu, dabar žiedai yra, kur matuoja viską. O pats sekė savo parametrus? Anksčiau, aš nežinau, gal nustojau sekti prieš kažkokius apie 4 metus, aš turėdavau nuolat, nešiodavau irgi tas apyrankės ir žiūrėdavau, kiek aš tų kalorijų sudeginu, koks ten mano tas aktyvumas, koks ten širdies pulsas. Aš dabar jau maždaug iš daug metų sekimo žinau, kiek man reikia ko suvalgyti. Nėra taip, kad aš ten kažko nežinočiau. Tiesiog nematau tokias didelės prasmės, aišku, kažkiek galbūt irgi mane domina nusipirkti tą Aura ringą, kad irgi sektų, kiek aš galbūt jaučiuosi tas pailsėjęs, nes ten yra įdomi funkcija, tai kad tavo organizmą gali sekti, kiek tu esi pailsėjęs ir kiek tu gali darbingas būti treniruotės metu. Tai šitas įdomiausia, kiek parodytų, ar aš tikrai esu pasiruošęs tam tikras dienas atlikti tam tikrą krūvį, bet aš dabar stengiuosi ir pats tiesiog savo organizmą jausti, kaip mano raumenys jaučia, ar aš galiu kažką padaryti ar ne. Anksčiau visą laiką maksimalistiškai spausdavau, kiek galima, bet dabar jeigu jaučiu, kad tie raumenys tokie yra įsitempę, galbūt man reikia tiesiog mažiau padaryti ir aš padarau mažiau, bet aš vis tiek ilgalaikę perspektyvą atsistatau ir tobulėju, nepatiriu traumos, kas mane veda į priekį. Tai jeigu naudojatės išmaniuosius laikrodžius ir patinka jums sekti ir jūs kažką darot su tais duomenimis, tai drąsiai tai galite daryti, bet tai nėra būtina daryti. Tai kaip matot, aš dabar aš tik galvoju, galbūt tą Aura ringą norėčiau užbandyti, o taip tai kažkaip aš laisvą gyvenimą gyvenu. Tokį neapsikrau. Jau judame visiškai laidos pabaigos link ir prieš baigiant laidą norėčiau tas paklausti, jeigu galėtum nuo savęs, pasirašydama, savo vardu ir pavardę palinkėti viso pasaulio žmonėms, nepriklausomai nuo jų amžiaus, kur jie gyventų, kokia žinutė būtų nuo tavęs? Neužtenka daugiau sportuoti ir valgyti mažiau, kad pasiektumėte norimus lieknėjimo rezultatus, o jeigu taip, tai tiesiog tikėkite, ką darote, tiesiog maksimaliai tikėkite, ką darote, pasitikėkite visais savo veiksmais ir tas rezultatas ateis, jeigu išlaikysite tą discipliną ir prisiimkite atsakomybę už savo veiksmus. Šitas aš ką atsimenu, tai visą laiką. Man tai tiesiog, tai yra tavo darbas padaryti, niekas kitas nepadarys, jeigu kažkas nepadarė, tai reiškia, buvai blogas lyderis ir kažko nemokėjai. Tai visą laiką kaltinkit save, jeigu kažkas nepavyksta ir jūs galite būti tik tas pokytis. Ačiū tau labai. Ačiū Jums, kad pakvietėte. Šią ir kitas laidas jūs galite žiūrėti Delfi TV arba Delfi YouTube kanale.